Taip, laba diena visi susirinkę renginio dalyviai. Taip, dabar lygiai 10 valanda. Gal dar palaukime kokią minutę ir galėsim pradėti. Taip, jau po 10:01, manau, eigoje prisijungs ir kiti dalyviai, tai galime pradėti. Trumpai informuosiu apie šio renginio organizavimo tvarką. Tai susirinkome čia į nuotolinį renginį apie kanapių verslo inovacijas. Renginį organizuoja kanapių augintojų perdirbėjų ir verslo inovatorių asociacija. Renginys bus iškart informuoju įrašomas ir informacija apie renginį, pats renginio įrašas ir renginio metu pristatyta informacija bus viešai skelbiama kanapių augintojų perdirbėjų ir verslo inovatorių asociacijos tinklalapyje ir kitose viešai prieinamuose informacijos šaltiniuose. Ir apie pačią organizavimo tvarką, tai jeigu norėsit pasisakyti, tai prašom pakelti rankos simbolį, o kai renginio metu pranešėjai pristatys pranešimus, tai prašome mikrofonus laikyti išjungtus. Taip pat jeigu būtų kažkokie trikdžiai susiję su ryšiu, tai taipogi rekomenduojam išjungti kamerą. Tai trumpai tiek apie organizavimo tvarką, o pagrindinės temos ir pranešėjai, kaip matau, dabar yra prisijungę. Tai Viltė Adomavičiūtė turėtų pranešimą skaityti apie kanapių dizainą ir inovacijų kryžkelę. Ir Vismantas Satkauskas. Tai manau, nieko nelaukia, galim pradėti. Dalyviai po truputį dar jungiasi, eigoje matyt problemų nebus. Tai prašau, Viltė. Ne, gal Modestai dar pasinaudodamas, kad esu Taip, prašau. Akadijos direktorius, norėčiau dar, kol jungiasi, šiek tiek informuoti apie aktualijas mūsų asociacijos. Taip, labai prašau. trumpai. Tai iš tiesų džiaugiamės Viltės laimėjimais. Manom, kad tai yra labai dalykas toks, kurį reikia viešinti plačiu mastu ir patys galėsit spręsti šios prezentacijos, kokius laurus jinai nuskynė, bet ne ką mažesnė sėkmė lydi mūsų asociacijos veiklą dėl politinio palaikymo ir dėl teisinio reguliavimo. Tai tiesiog galima pasidžiaugti, kad rugpjūčio mėnesį Baltrušuose įvykusi konferencija, kur buvo pristatyta mūsų tokia veiklos programa. Jinai gavo palaikymą kaimo reikalų komitete ir buvo šį trečiadienį priimta vyriausybės nutarimas, kuris faktiškai yra labai palankus ir jisai detalizuoja, kaip reikia įgyvendinti pluoštinių kanapių įstatymo pataisas, kurios įsigaliojo nuo lapkričio 1 dienos. Tai ten tos pataisos daugiau skirtos yra kanabinoidų pramoniai, bet kita vertus yra ir tokių gerų dalykų ir žmonėm, kurie yra arčiau žemės. Tai yra ten bus galima auginti
kanapes ir uždarose patalpose, bet ne todėl, kad tas pluoštinės kanapės verta auginti uždarose patalpose, bet faktiškai atsiveria galimybės auginti kanapes sodinukus, mikrožalumynus ir tai yra galimybė išeiti į visiškai kito lygmens kanapių auginimą, kurios tinka kanabinoidų pramoniai. Nors tai irgi yra pluoštinės kanapės, bet jau jos turi labai didelį, sakykime, koncentraciją kanabinoidų. Tai va, tai šitas dalykas labai yra svarbus ir, na, manom, kad tai dar kartą išjudins, kažkada tai buvęs bumas buvo kanapių biomasės gamybos, tai dabartiniu metu galbūt trūktels tas faktas, kad nuo lapkričio 1 dienos ir, kaip minėjau, vyriausybės nutarimas atpalaiduoja kanabinoidų eksportą į kitas šalis ir kitos šalis iš tiesų turi didelį poreikį kai kuriem preparatam, kurių koncentracija yra didesnė negu kad yra leidžiama Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Tai vat tokio eksporto galimybės, na, paskatins galbūt mūsiškius daugiau perdirbti biomasės ir tuo pačiu atsiveria galimybė, sakykime, jauniem ūkininkam imtis auginti labai didelio našumo kanapes. Tai va tuo galima būtų pasidžiaugti, kaip sakau, ir dar, na, norėtume pasidžiaugti, Vilte, ir tavo laimėjimais, ir tavo pastebėjimais iš tų kelionių, kurias, na, galima buvo vykdyti ir dėka to, kad kanapių augintojų asociacija, na, dabar vykdo projektą, tarptautinio bendradarbiavimo projektą. Tai va, tai ačiū uždėmesį ir Vilte, tada prašom, jau 15 žmonių prisijungė, aš manau, ateityje dar daugiau prisijungs. Tai prašom. Labas rytas. Atsiprašau, dar Vilte, jau galim luktelti, matau, Rokas kelia ranką, nežinau, ar čia susijęs su renginio pradžia, ar su Rimanto pateikta informacija, gal... Taip. Jo, labas, ačiū, bet aš tiesiog po renginio netrukdysiu, paklausiu Rimanto. Ačiū. Gerai, dėkoju, tai prašau, Vilte, jums. Gerai, labas rytas visiems. Tu jau pasidalinsiu ekranu. Taip, ar matote prezentaciją? Ne, prezentacijos nematom, matom tik ekrano vaizdą jūsų kompiuteryje. Ai, palaukit. Gerai, truputėlį atsiprašau, tuo įsijungs. O dabar... Taip, dabar puikiai. Gerai. Taip, tai labas rytas visiems. Dar kartą. Šiandien pristatysiu pranešimą apie pluoštinių kanapių patirtį nuo rugsėjo mėnesio vidurio, kuomet, kaip ir Čiūtas minėjo, kanapių asociacijos dėka teko galimybė sudalyvauti kongrese ir taip pat buvau pakviesta tame kongrese būti kaip eksponatorė. Taip atrodė kongreso ekspozicinė erdvė. Kongresas vyko 2 dienos. Šiaip dauguma dalyvių buvo iš Prancūzijos, tačiau jis buvo tarptautinis, buvo ir iš Čekijos, ir iš Amerikos, viena įmonė atvykusi net ir iš Australijos. Kongresas pagrinde vyko šioje ekspozicinėje erdvėje ir taip pat buvo konferencijų salė, kurioje buvo pranešimai skaitomi. Kadangi aš buvau viena iš eksponatorių, daugiau laiko teko praleisti būtent šioje erdvėje ir bendrauti su žmonėmis, tačiau pavyko ir nueiti ir paklausyti ir pranešimų. Taip, taigi čia yra kongreso programa, jis jau vyksta 7 metus.
rožinė spalva pažymėjau pranešimus, kurie buvo susijęs su kanapėmis, tai akivaizdžiai procentaliai matosi, jog tikrai buvo nemažai medžiagos aptariama šiame kongrese apie kanapes, nors anksčiau jis buvo labiau orientuotas į lino pramonę. Ir netgi kongreso atidarymo metu buvo pabrėžta, kad kaip niekad šiemet buvo daug kalbama ir eksponuojama ir vystoma kanapių būtent tema. Štai čia matote ekspozicinį standuką, kiekvienam dalyviui buvo duota tikrai pakankamai mažai erdvės, bet pavyko atvežti akustinę plokštę, taip pat ekopolimero gaminį bei kanapių betono pigmentavimo pavyzdį. Taip, tai šourume eksponatai susijęs su kanapėmis buvo AMP šourume Renault prietaisų skydelėje eksponavo. Prietaisų skydelis pagamintas iš naifrino kompozito, sudaryto iš 20% kanapių pluošto ir 80% perdirbto polipropeno. Tai serijinis produktas naudojamas naujame Renault automobilyje. Tas automobilis buvo eksponuojamas kongreso kieme. Kanapių pluoštas sumažina CO2 pėdsaką iki 90% palyginus su tradiciniais plastikais. Ir tai buvo pavyzdys, kaip galima kanapes jau naudoti didelės apimties pramonėje, automobilių pramonėje. Taip pat užmegztas ryšys ir netgi parsivežtas didelis audinio gabalas iš Jongfe Hervihualien, aišku, čia atsiprašau už mano prancūziškus akcentus, tai ši įmonė naudoja kanapių pluoštą, kurį gamina hidraulinio vandens srauto metodu. Ir šis plaušas yra labai tikrai tvirtas, kongreso metu netgi juo buvo išklotos grindys dalyje salės. Taip pat buvo padengti ir stalai, jie dalino mėginukus, kurių taip pat atsivežiau. Jie iš šio audinio, kadangi jis yra labai standus, jį galima ir pjaustyti lazeriu ir gamina pakuotes, įvairius baldų audinius, rankinukus. Ta prasme, tikrai labai platus panaudojimas ir mane labai sudomino šitą įmonę, su jais apsikeitėm kontaktais ir bandysime toliau megzti ryšį ir bendradarbiauti, nes manau, kad šis pluoštas gali būti panaudojamas įvairiuose ir dizaino projektuose, taip pat turi ir garsą sugeriančių savybių, tad labai vertinga ir naudinga ši pažintis. Taip pat tekstilės technologijų srityje Airūni pateikė naujos kartos kanapių celiuliozės siūlus. Taip pat buvo eksponuojamos virvės kanapinės, iš kurios naudojamos alpinizmui, labai tvirtos ir kokybiškos. Taigi kongresas aiškiai parodė, kad kanapės iš tradicinio žemės ūkio augalo tapo strateginiu pramonės išteklių, technologinė pažanga, standartalizacija ir tarpdisciplininis bendradarbiavimas suformavo tvirtą pagrindą kanapių integracijai į automobilių, statybos, tekstilės, dizaino ir net kosmoso sektorius. Tai jautėsi, kad tikrai Prancūzijoje ten didelė yra inovacijų pažanga ties kanapių tema. Ir pranešimai, tai buvo pagrindinis kongreso pranešimas pačių organizatorių, FRC Codem, kurie pristatė mokslinės technologijas, taip pat įvairius perdirbimo procesus, leidžiančius nuosekliai stebėti ir valdyti kokybę visoje vertės grandinėje, nuo auginimo sąlygų iki galutinio kompozito. Taip pat pristatė laboratorijas, su kuriamis jie bendradarbiauja, analizuoja kanapių augimo lygį pagal drėgmę, temperatūrą, taip pat kaip apdorojami yra duomenys, dirbtinio intelekto pagalba, taip pat apie audinius, taip pat apie audinių kvalifikavimo klases ir apdirbimo technologijas, spaliavimo, šukavimo technologijas ir
kanapių mechaninį stabilumą ir taip toliau, jie tiesiog pristatė, kokiais metodais jie grindžia visą pramonę moksliniais tyrimais. Taip pat ganėtinai ypatingas buvo pranešimas iš Airbus Defence and Space, nes pristatėme kanapės buvo analizuojamos kaip viena iš perspektyvų bazinių žaliavų kosmoso kompozitams, lyginant su linu ir bambuku. Tai kanapės išsiskiria geriausių gyvavimo ciklo rodikliu, jos auga greičiau, nereikia cheminių ir drėkinimo medžiagų, turi palankes elektrinės ir vibracijų slopinimo savybės, kas yra svarbu kosminiai įrangai. Tačiau nors jų tempiamasis stipris ir standumas yra šiek tiek mažesni nei lino, kanapės pasižymi geresniu matmenų stabilumu, todėl tinka Dissemble kosmoso komponentas, nes jos visiškai sudega atmosferoje ir nesukelia kosminių šiukšlių, kas yra labai aktualu ir svarbu. Na ir taip pat buvo Innsbruko universiteto Grown Lab komanda. Jie pristatė apie kanapių stiebų perdirbimą, kaip gali jie būti naudojami armavimui. Čia taip pat dar fasadas yra nuotraukoje vienos įmonės pristatytas architektų. Jie gamina iš kanapių bioplastiko tokius parametrinius fasado apdailos detalės. Labai įdomus irgi sprendimas. Na ir galiausiai, aišku, turėjome visi bendrą vakarienę, nes tą dieną, kai vyko kongresas, vyko Prancūzijoje traukinių streikas. Tai man, kad grįžčiau į Prancūziją, pavežė Prancūzijos kanapių asociacijos įkūrėja. Tai užmegztas tikrai šiltas ryšys su visa jų pagrindinė komanda, kurie rengia ir organizuoja šį kongresą ir dalyvauja kitose renginiuose. Taip pat noriu pasidalinti šitą nuorodą, gal galėčiau net ir žinutes paskui parašyti. Čia yra vidinis prisijungimas prie kongreso informacijos, kuris buvo duotas tik dalyviams, bet manau, kad šitą informaciją galime pasidalinti mes visi. Čia yra duotas slaptažodis, tai jūs nuėję į šią nuorodą ir įvedę slaptažodį langelį galėsite rasti ten visas skaidres, kurios buvo, apie kurią, visų dalyvių skaidrės įkeltos, taip pat eksponuotojų informacija, manau, kam aktualu, tai labai vertinga medžiaga. Na, o išvykus iš kongreso, sekantis žingsnis su kanapių ploštės kelionėmis buvo eksponavimas ir pasisakymas simpoziume Venecijos architektūros bienalėje šiemet Lietuvos paviljone Archi3Texture, kuris buvo tokioje nuostabioje bažnyčioje Venecijos centre. Tai simpoziumo metu pristačiau pranešimą apie tvarų dizainą ir būtent apie kanapių tekstūras. Tai yra, kokiais metodais galima apdirbti kanapę, taip pat kokius gaminius galima daryti, kaip galima varijuoti su skirtingos frakcijos spaliais, išgauti lygius, glotnius paviršius, taip pat grublėtus. Tiesiog visą tą tokią medžiagiškumo perspektyvą stengiausi perteikti. Ir taip pat buvo eksponuojami atvežti kompozitai, kuriuos mes gaminome Lietuvoje, netgi jau, galima sakyti, nuo pernai metų kovo. Visas darbas prasidėjo nuo projektavimo, nuo klojinių gamybos. Čia matote nuotrauką iš Fitsaut gamyklos, kurioje mes su Giedriumi Pilkiu technologų, taip pat Edgaru Babanovu gaminome, žodžiu, klojinius, pigmentavome juos, taip pat buvo filmuojamas, šis visas procesas buvo filmuojamas Svajūno Grybės, vėliau, manau, šių metų eigoje bus sumontuotas video filmas apie visą pasiruošimą ir kitus įvykius. Na ir čia momentai iš ekspozicijos. Tai čia matote įvairius skirtingus kanapių mišinius, perteiktus per skirtingas formas, taip pat parodant galimybės montavimo.
Taip, čia yra irgi momentai iš tiesiog parodos. Matote, ekopolimero buvome padarę lempą iš bioplastiko kanapinio. Ir įvairūs skirtingi pavyzdžiai pigmentavimo, montavimo. Tai buvo tikrai didelis susidomėjimas žmonių iš Venecijos apsilankiusių tenais Lietuvos paviljone svečių ir pavyko pabendrauti ir tikrai labai džiaugiamės, kad pavyko kanapę nuvežti, kanapių betono pavyzdžius ir ne tik pristatyti Venecijos architektūros bienalėje. Tai yra, manau, visai didelis pasiekimas, taip pat kanapių visai bendruomeniai. Taigi, o po Venecijos teko iškart vykti netgi su tais kai kuriais pačiais pavyzdžiais į Briuselį. Mes atvykome su Giedrium Pilkiu ir Inga Valentinienė rugsėjo 29 dieną į Briuselį į naujo Europos Bauhauso konkurso finalo ceremoniją, apdovanojimus. Niekas nežinojom dar, ar laimėjom ar nelaimėjom, nes konkurse dalyvavo iš 700 projektų iš visos Europos. Buvo atrinkta 22, tame tarpe ir Hemforma. Ir tie 22 laimėję, tie 22 finalininkai buvo pakviesti į ceremoniją. Tai dieną prieš ceremoniją buvo tokia bendravimo diena, ekspozicijų vieta, eksponavimosi vieta, kur mūsų Giedrium apklausė, paėmė interviu iš mūsų atvykusių žurnalistai iš Lietuvos, iš FM 99 radio stoties. Tai buvo toks netikėtas šiek tiek ir malonus siurprizas, kad atskrido kažkas iš Lietuvos paimti interviu. Na, o kitą dieną mes jau vykome į Europos parlamentą. Ceremonija vyko maždaug 2 valandas, buvo įteikiami įvairūs prizai skirtingoms įvairioms nominacijoms nuo Europos Bauhauso konkurso. Na ir paskelbė, jog projektas Hemforma laimėjo A kategorijoje žiedinės pramonės ekosistemos kūrimo ir gyvenimo ciklo požiūrio skatinimo prizą. Beje, anketą šiam konkursui paraginta Ingos Valentinienės pildžiau pernai vasario mėnesį. Tai tikrai buvo ganėtinai, jau praėjo nemažai laiko. Anketa buvo tikrai ganėtinai sudėtinga ir labai plati. Tikrai reikėjo labai daug prašyti apie visą projektą, apie jo tvarumą. Tai aš jame rašiau apie Lietuvos kanapių aplamai šaknis ir apie bendradarbystę su Ukrainos ūkininkais. Taip galite taip pat pasižiūrėti daugiau informacijos naujo Bauhauso prizo konkurso puslapyje yra visa informacija, ką aš buvau pateikusi šiam laimėjimui. Taip pat, žinoma, mes nusivežėme Kapijos vėliavą, kurią išsklidžiau Europos parlamente. Tikrai sulaukėme daug sveikinimų iš žmonių, kurie dirba tame parlamente ir po prizo laimėjimo buvo ir daug ir iš kitų dalyvių labai daug sveikinimų, kad būtent visi labai džiaugiasi, kad kanapė, būtent kad projektas iš kanapės, kad iš pluoštinės kanapės pagamintas dizaino gaminys buvo pripažintas Europos mastu kaip konkurso laimėtojas. Tai man irgi šis apdovanojimas yra netgi ne tai, kad apie patį dizainą ar kažką, bet kad grinai apie tą kanapės įvertinimą, kas, manau, pramuša dabar žmonėm, praplečia akis ir tą požiūrį į augalą praplečia kaip dizaino ir statybos ateities sektorių. Na ir po, manau, Europos Bauhauso konkurso apdovanojimo su manimi susisiekė Rumunijos kanapių asociacijos prezidentė Otilija Frolau, su kuria mes beje susipažinome EIHOS konferencijoje šiemet Berlyne. Tiesiog
atsitiktinai, jinai buvo priėjusi prie manęs, prie akustinės plokštės pasikalbėti ir užmezgėm ryšį, dabar po laimėjimo jinai iškart su manim susisiekė, labai džiaugiasi, pasveikino ir pasiūlė sudalyvauti renginyje, pravesti mokymus apie pluoštines kanapes Rumunų asociacijos nariams ir studentams ir pakvietė į Nod Maker Space, čia yra kūrybinės dirbtuvės, biomedžiagų biblioteka Rumunijos centre Bukarešte. Na ir pirmą dieną atvykus buvo paruoštas, štai čia matote, toksai stendas su visa įranga filmavimui. Tai buvo paimtas iš manęs interviu, kuris dabar vakar vakare jau sumontavo jį ir šiandien turėtų paleisti kažkur į socialinius tinklus ir tinklalapius, tai kuomet galėsiu su jumis pasidalinti. Taip pat tą pačią dieną vyko ir konferencija, kurioje, čia yra pati Otilija Frolau, čia taip pat Kanapių asociacijos pagrindinis žmogus, kuris apima visą irgi industriją apie kanapes ir augina tikrai nemažai pluoštinių kanapių prie deltos. Tai šios konferencijos metu aš pristatinėjau daugiau įvairių kompozitų gamybas, nes kitą dieną vyko kūrybinės dirbtuvės, kuriuose iš anksto buvo priimti 20 žmonių. Mes aptarėm, kad 20 žmonių skaičius yra pakankamai ne per daug ir ne per mažai, kad kokybiškai pravesti dirbtuves. Tai susirinkę asmenys buvo tikrai suinteresuoti. Dauguma buvo architektūros studentai, taip pat buvo iš tyrimų centrų atvykę žmonės, taip pat iš Kanapių asociacijos. Ir mes darėme įvairius bandymus, buvo pagamintos plytos, taip pat Lego konstravimo principas, taip pat čia matote presuotos žemės technologijos ir pigmentų modeliukai mažos skalės. Taigi taip pat darėme degumo testą laboratorijoje ir viskas buvo fiksuojama, filmuojama ir, kaip jau ir minėjau, medžiaga jau sumontuota ir bus galima pasidalinti informaciją. Taip pat bus parašytas ir straipsnis apie tai. Na, o rumunai teigia, kad jie maždaug apie 700 hektarų augina kanapių. Čia yra iš jų asociacijos puslapio informacija. Taip, tai manau, kad kaip ir trumpai aptariau, galbūt dabar kažkokių turėsite klausimų ar įžvalgų, tai mielai atsakysiu. Ačiū, Vilte. Žinai, gal dar trūksta šiek tiek informacijos apie tavo vis dėlto ne tiek prizą, bet tavo tą gaminį. Jisai iš tiesų yra labai įdomus ir kokias galimybės jisai atveria ten valdant triukšmą ir visą kitą, kas neskaitęs galbūt įdomu būtų nors keletą dalykų sužinoti, kuo jisai tas išskirtinis tavo gaminys buvo. Ir Lukas čia dar kelia, paskui turi klausimą. Taip, sakykit, aš gal čia dažnai įsėsiu puslapį. Turite klausimą? Taip, aš norėjau paklausti apie Hemformos tą gaminį, galbūt ką jisai atveria, kokias naujas galimybės, kuo jisai išskirtinis yra. Nes ten triukšmo ne vien tik tai CO2 emisijos požiūriu svarbus, bet ir interjero, sakykime, estetinių dalykų, bet ir dėl triukšmo taršos jisai įdomus yra tikriausiai. Pati geriau žinai, kuo jisai ypatingas, gal keletą žodžių galima būtų. Taip, o jūs matote dabar mano ekrano vaizdus? Taip, matome. Taip. Na, tai čia yra puslapis, kuriame yra įkelta dauguma mano vystomų projektų, tai yra hemforma.com. Jame galima daugiau pasiskaityti informacijos. Šiame video matote, kaip buvo gaminama ši plokštė, kaip jie atrodo. Iš esmės plokštė pagaminta iš
pluoštinių kanapių spalių su biorišikliu, presavimo metodu. Buvo bandymai atliekami Kauno technologijos universitete karšto presavimo metodu, tai buvo pirmieji prototipai. Vėliau gavome galimybę pasinaudoti jūrėje buvusią gamyklą, kur yra Edgaro Babanovo šalto presavimo presas. Na ir palyginome tos du metodus ir tikrai pasiteisino šalto presavimo netgi labiau negu karšto ir mažiau išeigos energijos šiuo atveju. Na, o pats dizainas plokštės, tai jisai yra sukurtas parametrinis algoritmas. Pagal bangų aukščiai ir tarpeliai tarp bangų reguliuojasi kodo metodu, galima keisti ir tas kodas parašytas tam, kad sugertų skirtingus dažnius. Tai galima pritaikyti pagal norimą garso sugerimą tam tikrose aplinkose, sukurti tam tikrą skirtingą parametrinį dizainą, pasigaminti klojinį, na ir tuomet gaminti tas plokštes. O šiaip padaryti buvo moksliniai akustiniai testai, tyrimai Vilnius Tech universitete. Mes atlikome tyrimą garso per medžiagą sugerties su tam tikra įranga. Taip pat buvo ši plokštė įmontuota beaidėje erdvėje, tame echo chamber vadinamajame. Ir irgi gauti rezultatai tikrai pasiteisino ir atlikus tuos tyrimus, tai toliau ir buvo tas projektas plėtojamas. Na, o dabar iš tikrųjų tai norisi jau pradėti tą gamybą, turbūt gal platesniu mastu, bet reikia dabar tiesiog pasiruošti tam, nes tikrai pastebėjau, kad yra nemažai paklausos, žmonės tikrai teiraujasi nuo individualių užsakymų iki muzikos studijų, įrašų studijų, mokyklų, darželių, nes šią plokštę galima montuoti, palaukit, gal čia kažkur bus, šią plokštę galima montuoti ir į lubas, ir sienas, tai gali būti ir ofisuose, tarkim, pritaikoma. Mes jau esame padarę vieną akustinio tokio kambario būdelės prototipą, kuris buvo eksponuojamas Litexpo parodoje, Restoje, beje. Tai labai kviečiu, kam įdomu, pasižiūrėti, pasiskaityti. Taip pat internete, jeigu suvedate į Google mano vardą pavardę, ten tikrai šiuo metu po prizo laimėjimo yra daug visai straipsnių iš įvairių šaltinių ir apie kūrybą, ir apie šį būtent projektą, ir apie kitus projektus. Tai tiek. Tai Lukas, dar Rokas. Jo, klausimas, labai smagu, kad pirmas dalykas sveikinimai, kad laimėjai ir kad taip smarkiai atstovauji, žinai, kanapes. Ir šiaip, gražu, kad tiek daug pavyko aplankyti ir dar tokie dideli laimėjimai palyginus dizaino sferoje. Labai įdomu, tu užsiminiai apie Airbuso kosmoso kažkokį pristatymą, ar gali kažkiek tai daugiau apie jį papasakot, ar yra kažkokios info dar, kur galima pasižiūrėti? Na, iš esmės, dabar tai truputėlį gal sunku ir atsiminti man, nes ganėtinai senai buvo. Visa šiaip informacija yra, ten buvo šiaip ganėtinai toksai techninis pristatymas, grinai apie kanapių biokompozitų panaudojimą būtent erdvėlaivių gamyboje ir apie jų tą degumą, kad labai tinka kosminiams prietaisams, nes nepalieka kosminių šiukšlių. Jeigu norėtum, aš galiu net atrast pati, arba kaip ir minėjau toje nuorodoje, gal dar kartą aš ją parodysiu, ten yra vidinis prisijungimas ir aš mačiau tikrai, kad yra ir bus įkeltos skaidrės.
būtent šiame. Ačiū labai. Ačiū. Prašau. Gal galima Viltę įkelti į pokalbių sritį šitą, kad galima Gerai, būtų nusikopijuoti. Gerai, kelsiu. Tai gal tada aš nebesidalinu jau vaizdu, ar dalintis dar? Dar norėčiau paklausti, ar kiti gal turite dar daugiau klausimų? Šitai man rūpi dar vienas toks tikriausiai ir visiems svarbus klausimas. Vis dėlto keliaujant iš kongreso į kongresą, na, pačiai asmeniškai, kokias išvadas pasidarei, į kurią pusę pramonė žygiuoja, kokios čia tokios naujesnės tendencijos, kurios ir pačią, na, šiek tiek atkreipė dėmesį ir tavo, kas buvo nauja ir tau. Iš tiesų, tai labai jaučiasi susidomėjimas kanapėmis iš tikrųjų, toksai tikrai labai visi palaiko, kviečia, domisi. Taip pat labai dar ir nauja daugam visą tai yra, kai tu tokiai srity esi daug metų, tai atrodo kartais net keista, kad žmonės tam tikrų dalykų nesupranta. Ir tame, šiaip pastebėjau, kad labai išaugo susidomėjimas aplamai biomedžiagomis, tarkim, Venecijos architektūros bienalėje. Teko aplankyti Gardianį ir tą kitą ekspozicinę erdvę, pamiršau, Džardinę. Tai, tarkim, aš esu buvusi Venecijos architektūros bienalėje prieš kokius 4-5 metus, tai tuo metu buvo tikrai labai daug maketų, brėžinių, vis tiek architektūros bienalė, tai tokia daugiau techninė. O šiemet buvo tiek daug ekspozicijos su perdirbtom medžiagom, moliu, betono atliekom ir tom pačiam kanapėm. Bet iš kanapių nebuvo labai daug. Bet turiu minėti, kad labai džiugu, kad ši medžiaga tampa, manau, tikrai ateities augalas. Nukopijuosiu šitą slaptažodį. Egidijus dar turi klausimą. Taip, labą dieną visiems. Norėjau šiaip paklausti Viltės, o tai jūs savo gaminiui naudojate spalius, ne? Ne stiebo biomasę. Ta prasme, tai čia spaliai yra stiebo vidinė dalis. Ne, stiebą sudaro ir pluoštais ir taip toliau, jeigu ten žiūrėti. Bet jūs naudojate tik tai spalius. Taip, mes naudojame tik tai spalius šiuo atveju. Bet aš manau, kad galbūt galima ir plaušą gal į mišinį dėti, irgi naudotis, tai būtų tada toksai gal kaip armatūra, tarkim. Čia vėlgi galima daryti daugiau tų bandymų ir tyrimų, bet šiuo atveju būtent tai buvo spaliai. Tiesiog. O jie pakankamai mechaniškai stipriai atrodė jūsų ta plokštė, kad laikytų išorinį tą poveikį. Nebuvo trapi labai. Buvo iš tikrųjų taip, kad mes kai pradėjom su Giedrium Pilkiu eksperimentuoti, tai ten buvo porą savaičių nepavykusių eksperimentų, bet taip tyrimas ir vyksta, kuomet mokaisi iš klaidų, ta prasme, tai tikrai buvo daug bandymų atlikta, kol buvo galiausiai jau tas receptas atrastas. Tai tikrai labai svarbu yra ir mišinio drėgnumas, ir būtent to preso spaudimo slėgio stiprumas, nes buvo, kad ir byrėjo, tarkim, bet tarkim dabar jau kur padarytas galutiniai variantai, tai visiškai jinai nebyra, tikrai labai tvirta ir tarkim ši plokštė keliavo, buvo ir paštu siųsta į Vokietiją į parodą, tuomet vežta ten pakuota keletą net kartų ir tam pačiam Bauhauso prizo apdovanojimuose eksponuojama visų ten liečiama ir Venecijoje, ir dar Lenkijoje, Varšuvoje parodoje dabar buvo nugabenta ir grįžo visiškai graži, švari, neplūžus. Tai manau, kad tikrai kokybiškai pavyko padaryti. Gamintojai dar nesusidomėjo? Tai yra susidomėjimo, žinoma, bet kol kas dar reikia įvairius išsispręsti
patentavimo ir kitus reikalus. Bet mes esame procese su naujo Europos Bauhauso tyrimų centru, kadangi aš dirbu jame kaip jaunasis mokslo darbuotojas, tai yra visa komanda, Dailės akademijos tyrėjai, kurie palaiko, kurie čia vis tiek yra ne vieno žmogaus darbas, visi šie reikalai, tai yra komanda, kuri po truputį dirba ir bus matyti, kaip čia pavyks mums. O dabar jūs ten toj parodoj, ten, kur dalyvavote, sakėte, kad gana didelis susidomėjimas su kompozicinė medžiaga. Dabar į tas kompozicinės medžiagas, vėlgi, kas yra įmaišoma? Spaliai pagrinde? Ar jie žiūri vėlgi ir pluoštą, ir spalius, ir mišinį jų? Tarkim, kongrese tai buvo tikrai daugiau, kadangi ten kaip ir fibers, medžiagų ir biopolimerų, tai ten buvo daugiau apie plaušą tą patį ir audiniai, tarkim, virvės, su spalių prototipu, tai buvo, man rodos, aš kaip ir vienintelė. Ta prasme, su grinai presuotų spalių objektų dizaino, bet buvo ir audiniai, baldiniai, taip pat iš pluošto daroma ta akmens vatos pakaitalas, kas dabar tampa irgi labai labai populiari biomedžiaga. Taip pat bioplastikų įvairūs mišiniai. Aišku, buvo ir tų visokių mišrių tekstilinių audinių, kur maišomas linas su kanape, pavyzdžiui. Tai taip, ten kongrese tai buvo daugiau bioplastikai, kaip, pavyzdžiui, ten tas automobilio panelė, pakuotės, o tarkim, parodose kitose, tai ir šiaip yra įvairių irgi mišinių su kanapių, šitais spaliais galima maišyti ir su plaušus, kaip ir minėjau, gali būti tas plaušas, jeigu jisai tvirtesnis, gali būti naudojamas kaip armatūra, tarkim, kaip ir šančioji irgi medžiaga, jeigu kažkokį darai objektą, kuris yra plonesnis ir platesnis, didesnis, tai tuomet, kad nebūtų to lūžio. Gerai, ačiū labai. Giedrius turi klausimą. Aš gal ne klausimą turiu, bet šiek tiek papildysiu dėl tų mūsų bandymų ir ar girdisi? Taip. Kad iš tikrųjų tai ir buvo esmė, kad panaudot spalius, kurių yra ganėtinai daug, sakykime, stiebe, o pluoštas yra kaip ir brangesnė ir galima naudoti kitiem techniniam dalykam, tai spaliai yra toks, sudėtingiausiai panaudojamas dalykas apart kanapių betono, anksčiau jį nelabai kam galėdavai panaudoti. Tai dabar šitie mūsų bandymai su įvairiais rišikliais parodė, kad galima gauti pakankamai stiprų kompozitą ir su tam tikrom savybėm ir su geromis panaudojimo galimybėm. Tai čia aišku, kaip pasakyti, nėra baigtiniai variantai, nes rišiklių, ypač einant į bio pusę, yra dabar atliekama daugybė tyrimų, grįžtama prie šitų dalykų ir visi didieji fabrikai, kurie gamina įvairias plokštės, dirba šią linkme ir sojų klijai, ir kiti klijai baltymų pagrindų yra naudojami šitiem dalykam, bet tai nėra baigtinis procesas. Aišku, visiškai galima pasakyti, kad su sintetiniais klijais kol kas gaunasi daug geresni rezultatai, bet jau ir dabar į daugelį klijų yra įvedami biopriedai, kurie šiuo metu sudaro iki 30, artimiausių metų bus 60%, tai čia labai bus sunku pasakyti, kiek grinai bio žaliava panaudota klijų gamybai, kiek yra iškastinio kuro dalykai. Tai, bet čia moksliniai ginčai yra ir mokslinės metodikos, kurios galų gale bus priimtos arba atmestos. O mums kaip dizaineriam tai svarbu gauti ekologišką medžiagą su gražiu dizainu ir tai, kas mums pavyko dabar
Nu, tai atsispindi vienas dalykas tuo prizu, ką gavom, kitas dalykas tuo susidomėjimu. Ir artimiausių metų susitiksim su didžiaisiais Lietuvos gamintojais, kurie jau anksčiau mus šiek tiek stūmė link tokio tipo medžiagos, nes tylos kabinos, įvairūs kiti panaudojimai akustikai yra labai aktualūs dabar tiek viešose įstaigose, tiek biurose, tiek net namų erdvėse. Tai turim didelės galimybės, gavom prizą, yra ką toliau veikti ir matysim. Svarbiausia, kad būtų žaliavos ir kad jinai būtų tinkamos kokybės ir kad būtų galima susitarti ir kad ji būtų lengvai prieinama, nes nuo to labai daug kas priklauso. Dizainas svarbu, kokio lygio tos medžiagos. Ten, jeigu ilgiau išlaikyta nupilkėja, gaunas, o kai mes pas Edgarą Babanovą gavom šviesių spalių, tai visiškai vaizdas pasikeitė pačių plokščių. Ir jeigu pasižiūrėsite filmuotą medžiagą, tai tikrai yra gražu, patrauklu ir tai iš tikrųjų daugelį jaunų žmonių, kurie domisi biomedžiagomis, juo žavi, dėl ko ir tas susidomėjimas ir, sakykime, tiek Venecijos bienalė, tiek Viltė dar užmiršo paroda Vokietijoje buvo Kiolne gegužės mėnesį. Tikrai tų medžiagų dabar eksponuojama daug, rodoma, ugdoma, nauji vartotojai pratinami prie šitų dalykų ir manau, kad tai yra, kaip Viltė kalba, tai yra ateitis. Tai gal būtų trumpas mano papildymas čia prie visų šitų dalykų. Dėkui, Giedriau, už komentarą. Tai ar daugiau dar turite, Viltė, klausimų? Jei ne, tai aš teisingai supratau, Viltė, kad ne vien tik tai tavo asmeniškas, bet ir visos komandos tai yra laimėjimas, bet vis dėlto tai yra didžiulis laimėjimas ir manau, kad tikrai mes dar, ko gero, nelabai dar suvokiam to laimėjimo reikšmę, nes vis dėlto atsiveria naujos galimybės kanapių žaliavai eiti, ir šiuolaikiškai vis dėlto ją naudoti. Dizainas atveria galimybės eiti į statybą ne vien tik tai kaip statybinė medžiaga, bet ir kaip, sakykime, kasdienės buities papuošimo ir pagerinimo, gyvenimiškos aplinkos pagerinimo priemonė. Tai dėkui Jums už tą darbą. Aš manau, kad Jūs pastoviai mūsų asociaciją informuosite apie savo pasiektus laimėjimus, o dabar vis dėlto ir Giedriaus pasisakymė buvo gana ryškus toks raginimas, kad reikia visą tai dar komercionalizuoti. Tai tą intenciją mes pasikvietėme specialistą, sėkmės sprendimo vadovą Vismantą, kuris turėtų mums pristatyti tos šaukimus, kurie gali būti įdomus kanapių verslo sektoriui. Tai Vismantai, jei esi, prašom, žodis tau. Ar prisijungęs yra Vismantas? Kažkaip tai negirdžiu. Mes buvom susitarę, kad... Nematom, Vismantas kol kas sąraše nėra prisijungęs, nebent kitų vardų prisijungęs. Oha, tai gal tada dar kartelį galima būtų dar šiek tiek praplės, aš pabandysiu prisiskambinti Vismantui, nežinau dėl kokių priežasčių jisai neprisijungė, nes vakar dar kalbėjom vakare su juo, jokių bėdų nebuvo. Tai bandau. O jūs, jei galima dar, Vilte, žinai, padaryti finish business, ką dar nepasakėjai, kas dar tau po to pranešimo vis dėlto norėtum dar kažko tai pasidalinti. Gerai?
Na gerai, iš Tai tiesų. matau, Nerijus turi klausimą, gal iki to momento tada dar galima užduoti papildomą klausimą. Prašau, Nerijus. Labą dieną. Norėjau pasveikinti Viltę su šiuo išties labai svarbiu Lietuvai laimėjimu ir visam kanapių sektoriui. Tai yra, ko gero, visam regione pats didžiausias laimėjimas per visą istoriją ir bendrai pluoštinių kultūrų srityje ir būtent, kas mums patiems aktualiausia, tai yra kanapių vystymo strategijos srityje. Tai dėkui Jums labai. Ir norėčiau prieiti prie klausimo. Sakykite, prašau, ar Jūs bandėte palyginti ekonominius skaičiavimus su kitų, sakysim, panašių medžiagų panaudojimu, sakysim, toje pačioje garso izoliacinėje medžiagoje ar, sakykime, ten blokelių ar kitų, sakykime, gaminių ar kompozitų produktuose? Na, ekonominių skaičiavimų tai kol kas dar nesame atlikę, nes dar gamyba irgi nėra visai iki galo išdirbta, kaip pasakyti, tai dar nėra tų tikslių skaičių pačios šios plokštės išeigos. O dėl tyrimų, tarkim, garso, tai palyginimą darėm su gipso kartonu ir stiklo ir akmens vata. Yra padaryti tyrimai Vilnius Tech universitete. Bet tokių analogijų, kaip su šiaudų, kurios dominuoja, sakysim, medžio plokštės, sakysim, garso izoliacijos rinkoje, kurios dabar dominuoja, sakykime, ir kitų mišinių tokių analogų, kurie yra dabar taikomi šitoje, sakysim, šitam segmente, tai nedarėte tokių palyginimų? Ne, šiuo metu kol kas nebuvo padaryta, nebent gal Giedrius kažkokiu iš... Galiu įsiterpti dar truputėlį. Šiaip daugelio medžiagų triukšmo slopinimo tyrimai daromi nuolat. Ir tas pats Vilnius Tech turi didelę duomenų bazę apie skirtingų medžiagų garso sugėrimą. Analizę mes šnekėjom su jų mokslininkais laboratorijos, tą analizę galima pasidaryti, palyginamosius dalykus. Aišku, viena, kad su paprastom medienos drožlių plokštėm, kurių tankis yra didesnis, daug sintetinių rišiklių, mūsų plokštė ženkliai geresnė. Kitas dalykas, pati konfiguracija plokštės dar papildomai pagerina akustinės savybės. Tai negalim net lyginti šitų dalykų. Lyginti reikia, ko gero, su tokiais dalykais kaip poralono įvairių formų gaminiai ir panašiai. Tai tie dalykai buvo numatyti čia mūsų naujose projektuose. Kol kas mes vieną buvom padavę, jo nelaimėjom, bet nežiūrint to, dabar kai kalbam apie bendradarbiavimą su verslo įmonėmis, tai šitus dalykus manome, kad turėsime padaryti. Analogiškus darbus darom su Lenkų universitetu ir viena iš gamyklų Lenkijoje, tai ten kito tipo plokštės, bet jos irgi skirtos tam tikram triukšmo varžai padidinti tarp patalpų. Tai šitie dalykai, kaip pasakyti, bus tyriami ir kanapės vėlgi yra viena iš medžiagų, kurios galėtų būti to buterbrodo, tokio tipo kompozito dalis. Tai Lenkijoje mes iš paskutinės kelionės matėm, kad susidomėjimas kanapėmis irgi ženkliai auga. Panaudojimo galimybės tyria įvairaus lygio mokslinės institucijos nuo universiteto iki institutų. Tai čia reikia paprasčiausiai neatsilikti ir pasinaudoti įvairiom galimybėm. Ir aišku, būtent projekto tęstinumas yra labai labai svarbus mums. Ir dar sekantis klausimas iš to pačio, toks, sakykime, sertifikavimo klausimas, nes tiek dizaino, tiek statybų sektorėje, tiek kitose, sakysime, medžiagų panaudojimo srityse reikalingi, kaip žinome, sertifikatai.
technologiniai technologijos kortelės ir panašiai, tai kokioje dabar stadijoje, ar čia tik tai dar kol kas dizaino abstrakti tokiam, sakysim, ar jau pažengę esate link sertifikavimo? Sakykime taip, kad kai kuriem interjero objektams sertifikatai reikalingi, o statybiniam konstrukcijam be abejo tie dalykai reikalingi, bet iki šito dalyko dar kelias ateityje yra. Nes taip mes bandymus pasidarėm dėl triukšmo, bet dėl konstrukcijos stabilumo, dėl sakykime, įsiskiriančių lakių organinių medžiagų matavimo, tai reikia juos paprasčiausiai atlikti, jie kainuoja, bet juos įmanoma pasidaryti dalį greičiausiai Lietuvos laboratorijose sertifikuotose, bet ne viską, ko gero, galima pasidaryti, nes čia klausėmės įvairių laboratorijų, tai kreipia link Prancūzijos ir greičiausiai, jeigu tie projektai užsisuks toliau tai vienaip ar kitaip tų sertifikatų reikės, norint patekti į tam tikrų šalių rinkas. Be šitų dalykų niekaip nebus. Kiek prognozuotumėte, sakysim, iki galutinio produkto, kokį, sakysim, ten terminą užsibrėžę, gal kažkokį tikslą, ar turite kažkokius tai preliminarius... Visada norisi labai greitai, bet jeigu žinote, kad, pavyzdžiui, patentui reikia, net Lietuvos patentui, kad patikrint originalumą reikia 6 mėnesių, kitom rinkom tai užsitęsia, kaip mes čia dabar šnekėjom su patentų patikėtiniais, ir iki kelių metų, tai labai nuo daug ko priklauso. Be abejo, labai priklauso nuo finansavimo, nes geresnis finansavimas, didesnis greitis, daugiau pastangų gali tam dalykui įdėti, mažiau pinigų, bus lėtesnis procesas. Ir aišku, labai priklausys nuo to, į kokias rinkas norėsite pakliūti. Labai jums ačiū už informaciją ir dar norėčiau palinkėti iš ties labai to gero entuziazmo ir tos idėjos vystymo tolimesnių procesų ir ačiū jums labai. Dėkui. Ačiū. Tai ką, lyg tai Vismantas yra, kaip Modestai. Taip, jau matome Vismantą, tai prašom pabandyti skaidrės įsijungti ir pranešimą pristatyti. Tai dar kartą ačiū Viltei ir Giedriui ir jums už klausimus ir perinam prie komercionalizavimo, prie tų galimybių, kurias teikia tas faktas, kad Lietuva yra Europos Sąjungoje ir kokios čia galimos yra galimybės finansuoti naujas idėjas. Taip, sveiki. Džiaugiuosi galimybę pristatyti ES paramos galimybės, taip pat lengvatinių paskolų galimybės. Taip, jau esame susitikę birželio mėnesį. Aš esu įmonės sėkmės sprendimai vadovas Vismantas Atkauskas. Dar paklausiu, ar matosi skaidrės? Taip, skaidrės matom, tik reikėtų, jeigu galit, išdidinti vaizdą. Tuoj žiūrim. Gerai, dabar ar dar reikėtų labiau? Šiaip matosi, nebent dar skaidrių demonstravimo režimą, ar jūs tokiu būdu pristatysit? Taip, tuoj sekundės tuo režimu, nes man tada išmėto per 2 monitorius ir... Supratau, jeigu nepavyksta, tai galite ir tuo jums patogesniu būdu. Nežinokite. Taip. Tvarkoje. Tada reiškia labai trumpai keletą žodžių apie įmonę. Esame vieni didžiausių konsultantų Lietuvoje, tarp top 3 papuolame. Reiškia, kodėl galbūt apie mus nėra daug informacijos viešai, kadangi mes dirbam pagal rekomendacijas, kadangi dirbam kokybiškai, tai leidžia mums pritraukti, reiškia, klientus 90% grynai iš rekomendacijų. Mūsų įmonės profilis yra pakankamai platus.
dirbame, pagrindinis mūsų akcentas yra parama inovacijom. Turime netgi 3,5 mokslų daktarus įmonėje dirbančius, taigi tikrai galim pasiūlyti labai kokybiškas paslaugas. Taip pat dirbam su energetika, aplinkosauga, gamyba, paslaugom ir asociacijom, nedideliais verslais, kultūriniam, kūrybiniam industrijom. Ir mūsų vertybės tai yra kokybė, pozityvumas, inovacijos, inovatyvus požiūris, kaip mes sakome, suprasti, kad inovacija yra ne tik lazeris arba nano medžiaga, ką jau supranta ir penktokas, bet mokėti atrasti inovacijas ir tose sritise, kur galbūt klientai iš pirmo nepagalvoja, kad ten yra inovacijos. Taip, ir iškart einam prie paramos galimybių. Pirmiausia, pristatysiu paramos galimybės gamybai ir prekybai, po to IT ir aplinkosaugai, vėliau lengvatinės paslaugas ir tada galui MTEP-inė parama. Tai dabar matote skaidrėje galimybės gauti paramą gamybiniai ar prekybiniai įrangai. Jūsų sričiai turėtų būti aktualus bioekonomikos verslui kvietimas, tai yra žemės ūkio produktų perdirbimui. Kanapės taip pat yra žemės ūkio produktų perdirbimas. Ir tai yra kvietimas iki gruodžio pabaigos, laiko dar yra, intensyvumas 50% ir iki 5 milijonų parama statyboms bei įrangai. Tai jeigu turite minčių, kreipkitės, aš taip pat įdėsiu į chatą suvestinę, ne skaidrės, bet tiesiog suvestinę su nuorodomis, kur galima gauti daugiau informacijos apie šitas paramos galimybės. Kitas yra kvietimas užsienio ir vietos investuotojams, didelėm įmonėm. Labai daug dabar kalbam apie šitos kvietimus, turbūt esate girdėję. Iki kovo pabaigos yra tiem, kurie kūrė bent 50 darbo vietų ir turi būti, reiškia, jau milijoninės investicijos, o dar iki lapkričio pabaigos, aišku, čia spėti jau labai yra sunku, yra kvietimas mažesniem projektam, kur reikia kurti bent 20 darbo vietų, yra parama iki 4 milijonų nuo 1,5 milijono. Ir tai yra tiek statyboms, tiek gamybiniai įrangai. Ir šitiem abiem kvietimam pageidautina, kad praeit konkursą, kad tai būtų aukštųjų technologijų srityje veikianti įmonė. Manau, kad kanapių perdirbime tai nėra sunku, nes, pavyzdžiui, įrodytinės bioreaktoriai jau yra aukštos technologijos, pavyzdžiui, fermentavimas nebūtų laikomas aukštosiam technologijom savaime. Bet bioreaktoriai jau būtų. Kaip pavyzdys iš jūsų srities. Kita parama yra trumpos tiekimo grandinės. Jinai gal tokia be reikalo užmiršta būna, jinai vyksta kiekvienais metais. Šiemet iki gruodžio pabaigos yra paraiškų priėmimas. Ir tai yra skatinimas auginančių žemės ūkio produkciją įmonės, ūkininkus bendradarbiauti vykdant pardavimus. Tai yra ne tik tie pardavimo produkcijos, kai mes matom turgelius prie prekybos centrų, bet tai gali būti, pavyzdžiui, maisto prekybos kažkoks tai portalas. Galima įsigyti prekybinę pakavimo logistikos įrangą, sandėlius. Ir kas yra įdomu, taip pat kompensuojama reklama, logistikos paslaugos, darbo užmokestis, IT sistemos ir tai yra kompensuojama 100%. Tai yra žemės ūkio parama, išskirtinių galimybių. Tad jeigu jūs turite kažkokią tai idėją sukurti portalą, kur būtų prekiaujama produkcija, bet jinai turi atkeliauti tiesiai iš augintojų, kurie gali daryti perdirbimą, bet jinai turi atkeliauti iš augintojų, ne iš tarpininkų. Reiškia, ne iš maisto perdirbimo įmonės, o iš augintojų ir daryti kažkokią tai portalą, tai logistikos paslaugą su pristatymus galite gauti labai puikų intensyvumu, labai gerą paramą. Taip, judam toliau. Kiti du kvietimai artėjantis, tai yra dirbtinio intelekto įrankių kūrimui ir diegimui. Į šią paramą gali pretenduoti gamybinės įmonės ir informacinių ryšių technologijų srities įmonės. Be abejo, gamybiniai įmoniai įkūrimą pretenduoti verta tik tada, jeigu jinai turi pas save IT skyrių, IT žmonės.
nes kūrimui yra paslaugom gali būti skirta tik tai maža dalis, tai yra iki 15% pačio biudžeto. Didžioji dalis turi būti skiriama, reiškia, darbo užmokesčiui. Taip, reiškia, bet čia galite pagalvoti, galbūt verta kooperuoti su jūsų įmonė, jeigu jūs užsakėt kažkokį tai produktą specializuotą ir esat vienas iš svarbiausių klientų, galbūt tai įmonė paims tą paramą ir jums galės sukurti pigesnį, geresnį produktą. Parama dirbtinio intelekto įrankių diegimui čia tinka tiesiog gamybinės įmonės, kurios neturi jokio IT skyriaus ir tiesiog norėtų įsigyti kažkokią licencijuojamą programinę įrangą, kuri turi savyje dirbtinio intelekto sprendimus, funkcionalumą. Čia finansuojama tik tai 50% to viso projekto, bet jeigu suplanavot investicijas į IT sritį, tai yra vis tiek puikūs pinigai. Ir dar kartą primenu, kad jeigu parama 70 000 ir intensyvumas yra 50%, tai reiškia, kad projekto vertė yra 140 000. Intensyvumas niekada nemažina paramos sumos, jisai didina jūsų nuosavą dalį, kuri dedasi prie paramos, ant paramos kaip PVM-as, ant prekės kainos. Taip, toliau žiūrime, kokie yra su aplinkosaugos specifika kvietimai. Vis dar vyksta alternatyvaus kuro diegimas pramonės įmonėse kvietimas Kauno, Šiaulių ir Telšių regionuose. Tai skirta mažinti iškastinį kurą, ar tai būtų granulės, ar dujos, ar mazutas, iki 1,5 milijono eurų parama, intensyvumas iki 65%, bet čia yra tik didelėm įmonėm. Didelės įmonės yra tos, kurios per įmonių grupę turi virš 250 darbuotojų. Pavasarį bus kvietimas energijos efektyvumo priemonių įgyvendinimui įmonėm, kurios atliko energetinį auditą ir nori gyvendintame audite numatytas rekomendacijas. Tai čia gali būti ne tik kažkokių tai taupimo sprendimų įdiegimas, bet ir pačios įrangos pakeitimas į tą, kuri mažiau teršia, yra ekonomiškesnė energijos požiūrį. Tai čia gali pakeisti ir pačias stakles, patį reaktorių, maišytuvą ir panašiai. Lengvatinės paskolos yra puikia galimybė. Paramos, kaip matote, šiaip mažėja Lietuvoje, bet daugėja lengvatinių paskolų. Ir, pavyzdžiui, gamybininkam yra paskola pokytis iki 10 milijonų, dengia apie 75% projekto išlaidų. Čia tiesa yra tik tai gamybiniai įrangai, ne pastatam, terminas iki 10 metų. Kol įsigijate įrangą, galima prašyti, kad būtų tik palūkanų mokėjimas, nebūtų paskolos grąžinimo. O palūkanos iš ties yra puikios, Euriboras plus 1% marža. Tokių maržų gauti galima tik tada, jeigu turite savo įmonių grupėje banką. Tai bankas niekada nepasiūlys tokių palūkanų. Taip pat 10% paskolos konvertuojama į subsidiją, tai yra dovanojama. Vėlgi, joksai bankas to dalyko nepasiūlys ir planuojama artimiausiu metu, kad tas jau dovanojimas būtų ne projekto gale, bet iš karto jau įsigijus įrangą. Ir čia tinka įmonės iki 3000 darbuotojų visa Lietuva. Smagi yra paskola Startuok, tai yra dar didesnė nuolaida reiškia palūkanom, kadangi nuolaida 50% taikoma ir Euriboro daliai. 20% paskolos dovanojama, galima įsigyti ir pastatus arba statyti pastatus. Pusė paskolos gali būti apyvartiniam lėšom, bet kokiai veiklai. Pokyčio paskola tik tai yra gamybiniai, Startuok yra bet kokiai veiklai, prekybiniai taip pat perpardavimo, tarpininkavimo veiklai tinkanti. Bet yra reikalavimas, tai yra tik SVV įmonėm ir kad įmonių grupėje nebūtų įmonės senesnės nei 3 metai. Taigi, pareiškėjas turi būti iki 3 metų amžiaus ir įmonių grupė turi būti nebūti senesnių įmonių negu 3 metai, tai jeigu jūsų įmonė yra sena, jūs negalite gauti, nebent yra sprendimas, jeigu jūsų įmonė, tarkim, yra 4 akcininkai ir tada vienas iš akcininkų įsteigia naują įmonę, tada amžius nesisumuoja. Arba yra 3 akcininkai ir ne visi 3 įsteigia naują įmonę, o vienas iš 3 akcininkų ir jis neturi kitų įmonių, tada amžius nesisumuoja ir jūs galite gauti kažkai tai naujai veiklai, tarkim, logistikos daliai,
arba naujam produktui gaminti, gauti galite paskolą. Taip pat šiuo metu yra atviros paskolos su subsidija Perspektyva. Jos yra iki 10 milijonų. Čia yra dovanojama negi 30% paskolos ir yra fiksuotos 2 procentų metinės palūkanos. Čia įskaitant Euriborą, viskas bendrai. Kol yra vykdomas projektas, tai net galima prašyti, kad nebūtų net nebūtų poreikio mokėti palūkanas, ne tik grąžinti paskolą, ir kol vykdomas projektas iš viso taikomas nulinės palūkanos. Reiškia, jūs pasiemate paskolą inovatyvių produktų kūrimui arba tuo pačiu ir gamybai, ir jūs kol įsigijate tą įrangą, darote tyrimus, jūs nemokate iš viso nieko ir jums net nesiskaičiuoja palūkanos už tą laiką, po to skaičiuoja 2 procentų palūkanos ir 30% paskolos paverčiama į paramą. Tai tikrai išskirtinės sąlygos. Ir dažnai būna, jeigu duodam finansininkam palyginti šitą paskolą perspektyvą ir kažkokią tai, sakykime, paramą bioekonomiką, kur 50%, bet reikia dėti nuosavą indėlį iš karto jau, projekto metu, dažnai finansininkai pasako, kad ekonomiškai yra perspektyva niekiek neblogesnė, kadangi yra didžiuliai atidėjimai, mažos palūkanos, mažesnės už infliaciją ir taip pat nemažos dovanojimas. Taigi paskolas pastai finansininkai labai mėgsta ir jeigu būna įmonių vadovai ar kiti atsakingi asmenys sako, mes norim labiau paramos, sakau, duokite finansininkam pažiūrėti šitą galimybę ir tipiškai finansininkai sako, čia yra nuostabu, mes labai norim, nes yra daug pigesni pinigai, negu galim paskolinti iš bankų. Ir perspektyva paskola yra gana nuolaidi, kadangi nėra didžiulio susidomėjimo, tai gana noriai Iltė juos kviečia pareiškėjus. Šitoj paskoloje būtinai turi būti inovatyvaus produkto kūrimas, moksliniai tyrimai vykdomi. Antru etapu galima įsigyti ir gamybinę įrangą, bet čia reikia turėti omeny, kad gamybinė įranga jau bus iš de minimis, reiškia, tada projektas tampa de minimis visas ir tokia reali vertė gali būti paskolos, jeigu yra su gamybinė įranga, iki maždaug 600 000 eurų, čia priklauso nuo Euriboro ir įmonė, aišku, turi turėti laisvą de minimis, visą turimą ir skirti šitam projektui. Jeigu jūs de minimis neturit laisvą arba jums reikia didesnių sumų, tai jūs galite įsigyti tik tai naujų produktų kūrimui, moksliniam tyrimam paimti paramą, bet irgi moksliniam tyrimam galima įsigyti įrangą, kuri bus skirta kažkaip bandomai gamybai, maketų, prototipų, beta versijų, reiškia pačiai gamybai produktų. Taip, ir šitą paskolą galima prasitęsinėti iki 15 metų. Jau išėjo naujovė, kad galima pratęsti 10 metų, bet dar po to pratęs 5 metų. Be abejo, tam turi būti priežastis, logika, tai turi būti kažkokia tai lėtai auganti rinka, inertiška ir panašiai. Taip, ir dabar MTEPinė parama, ir Rimantas irgi minėjo, kad čia svarbus jūsų klasteriui svarbi galimybė. Artėja klasteriam kvietimas, tai inovaciniam klasteriam. Manau, kad kanapių augintojų ir perdirbėjų asociacija pilnai galėtų kvalifikuotis kaip inovacinis klasteris. Tai yra 75%, parama iki 750 eurų, kvietimas planuojamas metų gale. Daug šansų, kad jisai šiek tiek atsidės, bus sausio mėnesį, bet vėlgi tai yra gera parama. Ir, pavyzdžiui, to projekto gali būti esmė, kad jūs įsteigėte nebūtinai, kad daro tiesiogiai bendrus mokslinius tyrimus, bet, pavyzdžiui, įsteigėte etatą, turite etatą žmogaus, kuris padeda identifikuoti tas inovacijas, surasti mokslininkus, surasti tarptautinį bendradarbiavimą ir daro tokią tą organizacinę ryšių dalį klasterio nariam, kad klasterio nariai galėtų vykdyti
MTEP-inės veiklas. Taip pat galime iš tos paramos analizuoti rinką, vykdyti mokymus, daryti reiškia strategavimo paslaugų ir čia kompensuojamas ir darbo užmokestis, ir komandiruotės, ir paslaugas. Tai pakankamai gera parama ir nėra labai didelio konkurso, kadangi tų inovacinių veikiančių klasterio asociacijų nėra begalybė, Lietuvoje apie 20 kažkeli yra veikiantis. Taip, metų gale labiau sausį bus Invest MTEP kvietimas. Tai yra analogiškas, kaip buvo Tu Invest, pažanga, eksperimentas, intelektas, daug labai pavadinimų, bet taip jau yra, kad kiekvienam periode ministerija turi keisti tuos pavadinimus, kadangi jeigu susidara dėl naujų sąlygų su Europos komisija finansavimo, jiems reikia pakeisti ir pavadinimą, dėl to mes vis turim tos naujus pavadinimus MTEP-iniam projektam. Daugumą apie juos puikiai žinote, tai parama bus iki, reiškia, 2 milijonų eurų maždaug, intensyvumas apie 75-70%, tai turi būti vykdomi moksliniai tyrimai, reikalingi mokslininkai, kad padarytų mokslinę dalį, parengtų paraiškoje ir po to parengtų ataskaitą, tai gali būti jūsų įmonės darbuotojai, kurie turi mokslinį laipsnį, arba gali būti iš universitetų ir mes, ką darom, mes padedam surasti mokslininkus, bendravom su visais Lietuvos universitetais, ir per mumis labai lengva greitai surasti mokslininkus, kadangi universitetai žino mumis ir mūsų laiškus labai noriai reaguoja ir labai greitai atsako. Tai jeigu reikia kažkokios srities mokslininko, tai galim padėti tai padaryti, reiškia rengiant paraišką, pastiprinti komandą reikalingom kompetencijom. Čia tinka bet kokio dydžio įmonės, tiek Lietuvos, tiek užsienio kapitalo. Tai yra puikus kvietimas ir paprastai įmonės, kurios pabando tą paramą inovacijom, jie ir naudojasi toliau, nes tai tikrai sumažina veiklos kaštus ir leidžia kurti naujus produktus. Panašus kvietimas bus atžalinių įmonių komercinimas kovo mėnesį, gal šiek tiek anksčiau, žiemą. Šita parama yra gerokai mažesnė, tai yra tik tai iki 150 000 eurų. Taip, su sertifikavimu, be sertifikavimo 120 000 eurų, kas yra pliusas, yra 100% finansavimo intensyvumas, bet čia būtinas ir bendradarbiavimo su mokslo įstaigo oficialus, partnerystės sutartis arba licencijavimą, taip vadinama. Mes padėtume rasti universitetus šitai sutarčiai licencijavimo, bet čia jau turi būti šiek tiek pažengus idėja, kažkoks tai būtų prototipas, beta versija, kad surinkti pakankamus balus. Tai kam gerai yra šita parama? Jeigu yra įmonė dar mažesnė veikla, pradinėje stadijoje, arba yra poreikis nedidelis, nedideliam projektui, yra čia formalus reikalavimas, kad įmonė iki 5 metų turi būti amžiaus, bet čia nežiūrimas amžius per įmonių grupę, tiesiog gali sena didelė įmonė įsteigti dukterinę įmonę, pavadinti, reiškia, panašių pavadinimų ir jinai gali teikti paraišką, tą dukterinę įmonę. Dabar daug yra dėmesio gynybos inovacijom. Taip, čia turi būti tiesioginės inovacijos, jeigu ten būtų kažkoks kanapių pluošto audinys ir panašiai, tai netiktų tokias inovacijos. Ir planuojama šitam kvietimui dėti akcentą IT, elektronikos, radioelektronikos ir panašios srities inovacijom, bet tiek jums įdėjau, nes daug kas turi ir papildomų kitų verslų. Taip, einam toliau. Iki prekybiniai pirkimai yra šiuo metu atviras kvietimas ir paraiškos priimamas iki sausio pabaigos. Ir šitą paramą gali gauti biudžetinės, valstybinės, taip vadinamas įstaigos iki 1 milijono. Tai yra skirta tam, jeigu, pavyzdžiui, biudžetinė įstaiga reikia įsigyti kažkokį tai, sakykime, produktą, sprendimą, kurio dar nėra rinkoje. Tarkim, norėtų kažkas ten dezinfekcinės priemonės iš kanapių, tokios nėra, tai tada tai vyksta etapais. Reiškia, biudžetinė įstaiga parašo paraišką, gauna paramą, patvirtinamas jai projektas, o tada jinai daro
atranką tiekėjų etapais. Tai pirmame etape tai vyksta panašiai, kaip, pavyzdžiui, būna paminklų konkursai. Pirmame etape turi dalyvauti, tikimasi, 4-5 dalyviai, jie aprašo koncepciją, tada jie gauna iš tų, sakykime, 5-4 gauna kažkokią tai sumą jau iš tos koncepcijos, reiškia, padaryti detalų aprašymą produkto, detalų darbų planą. Lieka tada, sakykime, dar mažiau dalyvių, po to jie gauna maketui sukurti, prototipui ir galų gale yra tikslas, kad būtų bent 2 tiekėjai, kad biudžetinė įstaiga nebūtų priklausoma nuo vieno tiekėjo ir kad būtų bent 2 tiekėjai, kuris sukūrė galutinį produktą ir iš jų gali biudžetinė įstaiga įsigyti tą produktą. Taigi tas 1 milijono eurų parama, kai jinai išdalinama etapais, jinai nėra kažkokia tai labai didelė, tai tas laimėjęs tiekėjas gali tikėtis, tie laimėję, kad jie gaus, sakykime, po 300 000 eurų, maždaug, gal 350 per visus etapus. Tai ta suma nėra labai kažkokia tai didelė, bet tai yra galimybė įeiti santykius su valstybiniam biudžetiniam įstaigom. Tiesiog tai yra pretekstas pradėti šitą kalbą, be abejo, turi būti jūsų produktai, paslaugos konkurencingi, nes čia būtina, kad dalyvautų pradinėse stadijose ir iki galutinės ateitų ne vienas, o keli, reiškia, tiekėjai. Tai čia tokia yra specifika. Bet kadangi tai yra proga užmegzti ryšius su biudžetinė įstaiga, tai galbūt jūs po to projekto jie įtrauks gaminių iš jūsų įsigijimą tiesiog į savo, reiškia, biudžetą. Taip, dažnai pamirštamas dalykas yra pelno mokesčio lengvata. Galbūt esate girdėję, kad skaičiuojant pelno mokestį, MTEP išlaidos traukiamas 3 svertu. Tai pavyzdžiui, jeigu įmonė šiaip turi pelną 100 000 ir mes pagrindžiame, kad turėjome 20 000 MTEP išlaidų, iš tos konkrečius metus, pelno mokestis skaičiuojasi jau tik nuo 40 000 eurų. Reiškia, tos MTEPinės išlaidos traukiamas 20 000 kaip 60 000. Ir staupimas pinigais išeina apie 9 000 šituo atveju, jeigu pelno mokestis 15%. Ir čia gaunasi ypatingai pliusai, jeigu įmonės turi didžiulius pelnus, ten 500 000, milijonas ir panašiai, sumas tikrai gaunasi įspūdingos, o mes galim padėti sutvarkyti dokumentus ir gauti inovacijų agentūros patvirtinimą skirtą VMI, kad veikla yra MTEP, kai yra inovacijų agentūros raštas, kad veikla yra MTEPinė, išvada, tada mokesčių inspekcija neturės jokių pretenzijų, kodėl buvo pritaikyta ta pelno mokesčio lengvata. Tai dėl to šituo dalyku verta naudotis. Ir ką mes padedam padaryti, kaip jau minėjau, dažnai įmonės daro kažkokią tai veiklą ir nesusimasto, kad tai yra moksliniai tyrimai, tiesiog naudojamas kita kalba, kiti žodžiai, bet jeigu jūsų veikloje yra kažkas tai, ko negalima, reiškia, neapibrėžtumai procesuose ir kurie atsiranda ne dėl kompetencijos stokos, bet dėl to, kad niekam ir niekur nėra žinoma, kaip tą dalyką padaryti. Ir tam dalykui išspręsti tom problemom reikalingas eksperimentavimas, modeliavimas, bandymai. Tokiu atveju tai greičiausiai bus MTEPinė veikla ir tą veiklą būtų galima pagrįsti, reiškia, nebent jau pabandyti pagrįsti, kad tai yra MTEPas ir mes padedam, kaip minėjom, jeigu neturite, surasti mokslininkus, kurie po pirminių konsultacijų pasako, koks yra potencialas, parodė tai kaip MTEPą, o vėliau, reiškia, ir parengia tą patį pagrindimą. Taip, ir be abejo, Horizonto, Eurekos ir kita tarptautinė parama yra labai puikios galimybės. Čia, sakytume, geriausias yra ėjimas, kai jeigu jūs jau turite kažkokius tai partnerius, užsieniečius, nes tie visi projektai tipiškai reikalauja partnerystės, jeigu turite užsienio partnerius, su kuriais norite bendradarbiauti ir tą projektą reikia gyveninti ne jum vieniem, o kartu su partneriais, ir be abejo tai turi būti inovacija jau ES mastu, tai netinka, kad bus sukurtas dalykas, kuris, tarkim, yra ir Kanadoje, ir Australijoje, ir kažkas Ispanijoje pradėjo kurti, tai turi būti tikrai originalūs priėjimai, originalios idėjos, kadangi konkurencija yra nelietuviška, jinai yra didelė,
bet žinoma, jinai duoda vertingą patirtį ir galimybę pažiūrėti į platesnį kontekstą inovacijų srityje. Taip, tai tiek būtų trumpai apie visas galimybės, bioekonomiką, gamybinė įrangai, tikimo grandinėm, dirbtiniam intelektui, aplinkosauginiam aspektui, lengvatinės paskolos, MTEPinė parama. Tai galbūt kažkokių klausimų turėtumėte. Na, tiek daug informacijos, kad sunku dabar dar galbūt visiems ir sureaguoti iš karto. Tik tai aš galbūt noriu pasitikslinti priemonę investicijos į bioekonomikos verslus. Liktai priėmė Žemės ūkio ministerija nutarimą, kad padidinti iki 10 milijonų paramos sumą vienam projektui. Tai, nes... Aš dabar taip staigiai neatsakysiu, nes čia kolegos labiau tą priemonę domisi, bet šiaip tai čia nėra labai didelių konkursų, kadangi ta parama vyksta kas metai, jau daug metų vykstanti. Tai tikrai verta dalyvauti. Tai tik tai galiu informuoti, kad na, čia yra galimybė, sakykime, kanapių augintojams steigti regioninius kanapių pirminio perdirbimo centrus. Ir tie padidinimas iki 10 milijonų leidžia tikrai įsigyti šiuolaikišką įrangą ir aptarnauti labai plačiu mastu kanapių augintojus, aišku, tiek, kiek logistika leidžia ten tą žaliavą vežioti. Tai didelis dėkui, Vismantai, už pasidalinimą žiniomis. Aš manau, kad tai, ką tu pokalbių tą, gal dar galima būtų persiųsti visiems, na, ir paštu. Aš galėčiau tą vaidmenį atlikti, jį atsiųsti man, aš galėsiu persiųsti vidiniam susirašinėjime. Gerai, aš tada iš karto dabar po mūsų pokalbio reiškia ir atsiųsiu šitą tokį patogesnę formą negu pristatymas informacijos su nuorodom ir tą tikrai pasidalinkite ir kam bus svarbu, reiškia įdomu, tai kreipkitės tada, padėsime. Tai o kokios bendradarbiavimo su jūsų įmonė sąlygos? Jūs teikiate konsultacijas, o jau kada įsijungia skaitliukas už paslaugas, ar iš karto nuo konsultacijų, ar pasirašius sutartį dėl vieno ar kito projekto jau oficialaus konsultavimo? Kokia čia pas jūs praktika? Taip, pirmoji ta konsultacija, kaip sakom, pirmoji valanda yra nemokamai. Padedami vertinti idėją, patį potencialą ir verta judėti toliau, o po to, reiškia, jau norim sutarties ir avanso, bent jau nedidelio, bet be abejo, jeigu paaiškėja pradžioje, kad na, projektas neperspektyvus, tarkime, tai mes tik tai tam už sugaištą laiką paimame dalį, o mūsų kainodara yra paraiškos pateikimas ir sėkmės mokestis, mes taikom ne procentą, bet laiptelius, sakom, kaip buhalterijoje. Na, užmokestis darbuotojo didesnis ar mažesnis nuo to darbo nėra daugiau buhalteriui, tai stengiamės pritaikyti kainą pagal kaštus, kad būtų. Mūsų kainos yra pakankamai palankios ir po to taip pat būna administravimo paslaugos ir vėlgi administruojant projektus mūsų išskirtinumas, kad mes leidžiam daryti keitimus ir skatinam klientus, jeigu reikia pakeitimų, tai tokiu atveju projektai būna daug efektyvesni, negu kad mes sakytume, agentūra neleidžia nieko keisti, darykit, kaip yra parašyta paraiškoje. Tai teikiam ir po to po projektinės ataskaitas, teikiam paslaugas po projektinio ataskaitų teikimo, dėl rodiklių gynimosi, žodžiu, visą pilną paketą. Tai teisingai supratau, jūs ne tik tai padedate rengti paraišką ir laimėti konkursą, bet ir toliau vedat už rankos įgyvendinant šitą projektą. Taip, būtent. Tai ar yra klausimų iš auditorijos? Jei ne, tai tada tikrai dėkoju Vismantai už jūsų tą turiningą pristatymą. Tikėkime, kad na, kažkuo tai galbūt ir pasinaudosim. Iš tiesų dabar sunku tai pasakyti, bet tikrai dėkui jums dar kartelį.
Gerai, ačiū Jums tada. Gražios dienos. Dėkui. Dabar, ar dar turime auditorijoje yra Kapijo nariai? Rokas tik tai minėjo, kad norėjo kažką tai pasakyti pabaigoje. Aš tik tai, kol dar ruošiatės paklausti ar kažką tai išsakyti, noriu informuoti, kad mūsų asociacija turėjo keletą dalykinių išvykų į Lenkiją ir į Čekiją. Tikrai buvo dėkui Rokui už turiningą. Gali dar pakartoti, Rimantai? Taip, prašau. Tai tiesiog aš tai noriu pasakyti, kad įspūdžiai ir išvados, įžvalgos iš tos kelionės, galbūt mes dar suorganizuosime seminarą, irgi nuotolinį, nebūtinai ilgos trukmės, bet gali būti trumpesnės, kur specialistai tiesiog pasidalins savo įspūdžiais ir tom išvadom, kurios kyla, sakykime, matant, ką daro Lenkų kolegos, ką daro čekai. Ir aš manau, kad tokia orientacija yra labai svarbi. Tai prašom, Rokai, ką turėjai pasakyti? Tai, žinai, jeigu taip trumpai, aš manau, kad daugiau mes galėsim pasidalinti, kai dar gausim iš čekų galutinę informaciją apie potencialus kontaktus ir taip pat kokius mes projektus jais galim daryti, bet mano nuomonė, kad tos dvi šalis, tiek Lenkija, tiek Čekija yra gal ne visose vietose, bet kai kuriuose gal net daugumoje vietų labiau pažengę negu mes, tyrimų srityse, gal jų galimybėmis arba valstybės požiūriu į kanapes ir mums reiktų tiesiog iš jų daugiau mokytis ir dirbti su jais. Tai man atrodo, kad tos pirmos išvykos buvo iš tiesų labai svarbios nusistatyti, kokie yra ten tose kaiminėse šalyse kompetencijos centrai, užmegzti ryšius ir, aišku, savaime negalima užleisti šitos veiklos, kad mes orientuotumėmės geriau tam Europos kontekste. Tai aš manau, kad čia ir Vismanto pasakyta viena priemonė, galbūt INO klasterio, galbūt verta dėmesio pagalvoti, kaip galėtumėm galbūt bendrom jėgom tą priemonę pasinaudoti. Nes iš tiesų... Aha, taip, sakyk. Tai aš manau, kad iš tiesų svarbu yra orientuotis ir mokytis iš kaimynų, nes yra ko mokytis. Mes patys tai pamatėm savo akimis. Jo, tikrai taip. Ir labai svarbu, kaip mums dabar paskutinius 2 kartus pavyko išvykti didesnėm grupėm. Aišku, čia buvo tokia daugiau iš mokslinės pusės išvyka, bet manau, kad tokių išvykų kitais metais turėsim dar daugiau, kur kuo daugiau mūsų važiuos, to bus geriau, nes vėlgi kiekvienas žmogus tenais nuvažiavęs, mes pamatėm, kad su skirtingai žmonėm pakalba skirtingas temas ir atranda gal net kur mums atrodo nebuvo verta vykti arba gal net tiek daug sužinosim, atranda kažkokių tai sąlyčio taškų, kurie paskui ar projektuose, ar bendroje veikloje, ar kažkokiam tai versle gali būti tikrai gali duoti daug pridėtinės vertės. Tai kitais metais mes irgi, manau, tikrai turėsim tų išvykų, netgi ir didesnių, ir bus didelių konferencijų, kurios kitais metais vyksta, kur šiais metais nevyko, kur tikrai yra labai naudingos, tokie kaip prancūzai, kur atveria savo duris ir viską parodo su tiesioginiu vertimu. Tai, manau, ir daugiau tokių ne tik konferencijų, bet ir tarp valstybinių lygių asociacijų, klasterių, tokių kaip čekų, italų, rumunų, gal net ispanų tikrai bus ir bus tikrai daugiau negu šiais metais. Gal dar kas norėtų savo nuomonę pareikšti? Jei ne, tai tikrai dėkoju Modestui už tikrai techninę ir organizacinę paramą, tai yra Žemės ūkio rūmų specialistai. Tai ačiū tau, Modestai, ir tada baigiam mūsų šį seminarą ir tikėkime, kad dar ne paskutinis bus šiais metais. Tai dėkojam susirinkusiems ir iki kitų susitikimų. Viso. Viso gero. Labai. Ačiū, sėkmės visiems. Iki.